Jeigu kas norit ko nors paklausti, galėsit klausti. Tiesiog iš vietos pokalbis laisvas. Aš nežinau, ką jūs apie mane žinot. Mažai žinot. Mes senieji daug prisimenam, o paskui... Nesenieji, senosios. Tai jūs turite omeny, kad prisimenat iš anų laikų ir daugiau nieko, taip? O jaunimas? Taip? O, tai tada... O ką, jūs neskaitot Respublikos laikraščio? Neskaitot, ne? Brangų tenoj nėra. Netoks laikraštis. Reikia kuris geras laikraštis, kad nebuvo. Taigi geras. Jūs persiorientavote. Lietuvos rytas, ne? Rytas Respublika, tai jie čia Pasitaisė Respublika. Lietuvo žinias paskaityti. Pasakas lietuvių liaudė. O, kai sakot, teisingai sakot. Ne, tada žiūrėkit, šiek tiek aš papasakosiu, kodėl apskritai kilo čia tas sumanimas ir kodėl aš čia, šiandien. Kaltininkas yra štai čia. Kazimieras Juraitis. Tai yra žmogus, kurį prieš porą mėnesių aš dar nepažinojau. Bet jis priešingai negu jūs skaito Respubliką, klauso radijas ir žiūri internetą. Ir jis mane susirado ir sako, baigtų ten internete sėdėti ir kalbėti. Eik, realiai pasiūlyk savo kandidatūrą, kad žmonės galėtų balsuoti už tas idėjas, kurios yra skleidžiamas mano jau daug metų internetinėje erdvėje. Jeigu kas nesinaudojat, tai paprašykit, kad vaikai jums uždėtų. Yra virš 150 video, ten yra išsakyta daugybė visokiausių dalykų apie mūsų gyvenimą ir apie tai, kodėl mes taip gyvenam ir panašiai. Taigi štai šito žmogaus pakintas, jisai surinko dar keletą šimtų pritarančių tą idėją. Ir štai tų kelių šimtų žmonių vardų aš užtat ir sutikau iškelti savo kandidatūrą, kad tie žmonės, kurie galvoja panašiai kaip aš, turėtų už ką balsuoti. O ar mes galvojam panašiai, va čia susirinkime, tai mes tuo ir išsiaiškinkime. Galimas daiktas, kad jūs ne visi taip galvojat kaip aš. Ir jums reikės rinktis kitą kandidatą. Nu, šį kartą jų yra daug. Bet aš išsakau keletą pačių svarbiausių dalykų, kurie dabar patys aktualiausi. Tai aišku, pats pirmas tai yra žemės reikalai. Aš esu kategoriškas priešininkas žemės pardavimo užsieniečiams ir toks esu jau nuo pat aukščiausios tarybos laikų. Jau tais laikais mes priešinomės ir iki pat šios dienos. Jeigu kas norit argumentų, tuoj pasakysiu porą argumentų, kurių paprastai jūs negirdit, kada būna, pavyzdžiui, televizijoje diskusijos, parduot ar neparduot. Dažniausiai svarstama kas, pabrangs? Ai, ne, čia apie lytą šneka. Sako, neišsiveš žemės, ar ne? Girdit šitą argumentą. Jo, bet atsakymas jau labai paprastas. Žemės išvežti nereikia. Klausimas, kas pelną gaus iš to žemės. Prantat? Kiekvienas žemės, dirbamo žemės ūkio paskirties žemės hektaras yra potencialus pelno šaltinis. Ir jeigu tenais dirba lietuvis, tai tą pelną pasiima Lietuvos pilietis. Jeigu ta žemė dirba užsienietis, tai jis ir išsiveža tą pelną. Suprantamai sakau? Ir dėl to pačios žemės išsivežti nereikia. Problema ne tame, kad ją išveš ar neišveš. O klausimas, kas pelną paims. Ir dar kitas dalykas. Ta pelną užsienietis išsiveža valiutos pavidalu. Nes jam gylytų tai nereikia išvažiuojant kur nors į Daniją, pavyzdžiui. Tai jis ką daro? Jis gautą pelną konvertuoja į eurus ir išveža iš Lietuvos valiutą. O kad Lietuva tą valiutą galėtų jam duoti, tai mes turim kažką eksportuoti. Vat jūsų Utenos kažkokia gamykla turi kažką į užsienį eksportuoti, gauti valiutos, o paskui koks nors ten danas ir išsiveš tą valiutą. Bet nuo kitų metų jau bus euras. Tai čia kits klausimas. Aš iš principo šneku, ką reiškia tas žemės klausimas. Ir kai sako, kad žemė... Dar vienas pavyzdys, kad suprastumėt šitą reikalą. O telekomas. Buvo valstybinė įmonė telekomas. Niekas ir niekur neišsivežė. Ir pas jūs pastatas kur nors yra čia to telekomo. Bet šiandieną jis priklauso Suomijos valstybei. Ir kai jūs skambinat telekomo tinklais, kam nors, Petras skambina Aldonai, ir nuo to skambučio dalis pinigėlio eina jau Suomijos valstybei. O telekomą išvežti nereikia.
O žmogus sako, taip ir turi būti. Viską Suomiam reikia atiduoti, Ne ne? visko. Šitą vietą, jeigu mes patys negalėjom nieką pasakyti, su Gazel, kam važinėja telekomas, bet pašydienai važinėjais. Su Va, lietučiai. matot, vat galima taip žiūrėti. Galima šitaip žiūrėti į pasaulį. Ir galima galvoti, kad lietuviai nieko nesugeba ir mes viską atiduokim kitiems. Sakėm lygiai taip pat apie Mažeikių naftą. Taip pat sakydavom, lietuvis nesugeba valdyti, reikia atiduoti. Taigi Glaveckas pasakė, kad metalą laužan reikia supjausti. Va, bet kažkodėl, Ir sėdi Seime dabar. bet kažkodėl, Irgi sakė, kad ir Mažeikių nafta yra laužas. Taip. metalo. bet kažkodėl Mažeikių nafta po šiai dienai yra. Tik šiandieną pelną iš to gauna jau Lenkai. Nu, tai jeigu mes negalim padaryti, tai paima kiti, kas moka. Tai apie tai aš išneku. Kad čia jau nuo mūsų priklauso, kaip jūs ir balsuosit, ką jūs renkatės. Jeigu jūs manot, kad reikia rinkti valdžią tos, kurie taip, kaip jūs sakot, kad mes nieko nesugebam, nu, rinkitės tokius žmonės. Aš tik jums bandau paaiškinti pačią situaciją. A tai kas mums iš tą, kad žemelės jau nusipirka žemę ir su seniečiais vas daro? Kas skirtumas? Skirtumas yra esmė. Nėra. Tu patėdas nemoka mokesčių. Skirtumas, kad dabar niekas neduoda karvių melžti. Ne apie tai šneka vėl. Ne apie tai reiškia, aš nemoku jums paaiškinti. Ar Neduos kandidatų. Atsiprašau, bet vis tik pats baisiausias dalykas, ką dabar visi kalba, kad mes turėsim gražinti milijardus Europos Sąjungai. Jeigu tada mums išaiškinę, kad taip ir taip, o mesgi buvo, netgi Seimo nariai ne viską, sako, buvo perskaitę iki galo. Ir dabar sako, pasirašėt, tai ką, gražinkit milijardus. Va, ko mes. Žiūrėkit. Pirmiausia, šitie visi dalykai tai yra tik gąsdinimas. Nėra buvę precedentų ir niekas nežino, kaip iš tikrųjų Briuselis elgtųsi, jeigu taip atsitiktų. Tokių variantų yra daug pavyzdžių. Berods Danai. Jie irgi stodami į Europos Sąjungą turėjo įsivesti eurą. Bet paskui buvo 2 referendumai. Visuomenė nubalsavo, kad euro nereikia. Ir kažkodėl mes negirdim, kad Briuselis jam taikytų kokias nors sankcijas. Vat ką tik šveicarai nubalsavo dėl imigrantų, kad jie įveda vėl kvotas, ar ne? Nors pagal susitarimą su Europos Sąjunga jie to daryti negalėjo. Pažiūrėsim, kaip vystysis dalykai. Bet žiūrėkit, yra kitas klausimas. Jeigu mes galvosim, kad, kaip čia pasakyti, oi, padarėm klaidą, čia mus apgavo, bijosim, kad čia reikės grąžinti tuos pinigus ir sutiksim su viskuo, ko iš mūsų norės, tai tada aš klausiu kito klausimo jūsų visų. O yra per didelė kaina tada apskritai už buvimą toje Europos Sąjungoje? Ar jūsų manimų nėra per didelis kaina? Nėra per didelis. Ne. Jūs esat pasiruošęs mokėti bet kokį kainą. Aš nebeilgai mokėsiu, tai galiu. Mes galim juokauti, bet klausimas yra rimtas. Tai aš rimtai sakau. Ir va čia mes jau išsiskirti galim iš tikrųjų. Yra žmonių Lietuvoje, kurie mano, kad per didelės kainos nėra. Ir ko iš mūsų norės, mes tą viską turėsim daryti. O tai yra kokie dalykai, aš einu toliau. O tas pats, mes atsisakysim savo valiutos. Taip? Toliau pas mus ateis juvenalinė justicija, tai yra tėvų ir vaikų santykių keitimas iš esmės. Paskui bus pradėta keisti vyrų ir moterų santykius iš esmės, tai yra įvedamos tas dauguma lyčių, paskui vienalytės santuokos, paskui teisėjami vaikinti. Kitaip sakant, sugriauna visą mūsų gyvenimą. Ir aš manau taip, jeigu yra žmonių, kurie mano, kad tai yra teisinga, tai jūs tiesiog ne čia pataikite. Dabar yra jau iš 25 Aš ne iš tų žmonių. Lygiai pasikeis galima, iš 25 variantų. Bet kol kas Lietuvoje visi šitie procesai dar yra tik pačioj pradžioj. Ir nuo mūsų priklausys, ar jie ateis į Lietuvą, tie procesai, ar neteis. Nuo mūsų priklauso kol kas. Taip pat kaip ir dar vienas dalykas, imigrantų, pavyzdžiui, reikalai. Irgi Lietuva turės spręsti, Seimas turės balsuoti, ar imigrantų kvotas priimt ar nepriimt. Jūs čia gyvenat kaip Dievo užpeški. Ir jums atrodo, kad čia labai tolimos problemos, ar ne, kad čia mums lyg ir nesvarbu. O vat aš matau jaunesnių žmonių, kurie greičiausiai yra buvę vakaruose, ar ne? Ir man atrodo, jūs jau girdit, ką aš šneku. O vyresnės kartos žmonės... Kaip? Negirdimo matėm.
Va, ir matėt, taip. O vyresnės kartos žmonėm atrodo, kad čia yra kažkokie tai ne jų reikalai. Ir ne veltui susitikimų su manim ateina, čia tarp kitko dar mažai jaunų žmonių, ateina labai daug vat jūsų amžiaus žmonių, kurie jau pavažinėja po Europą ir jau jų ausis kitaip reaguoja tai, ką aš šneku. Ir dėl to, kai čia žmogus sako, kad man nedaug reikės mokėti, bet jums tai reikės ilgai mokėti. Ir daug. Ir dėl to šitie klausimai yra esminiai, apie kuriuos aš kalbu. Tiek tas žemės reikalas, tiek lito reikalas, tiek vat visas tas keitimas mūsų vertybinių dalykų. Nes ką reiškia, pavyzdžiui, keisti vyrų ir moterų santykius? Vat jūs nugyvenę gyvenimą netrumpą, pats žinot, kiek yra problemų su moterimis. Šventės deimantinės vestuvės. O, tai jūs tuo labiau turite žinot, kiek reikėjo jums išspręsti kompromisų ir taip toliau. Dabar esančiuose santykiuose, tarp vyrų ir moterų problemų yra pakankamai. Ja, reikia turėti moterų, bet, suprantat, bet ar reikia mums dar papildomų problemų, tų, kurios yra dirbtinai sukūrėm? Tas, kurias mums atneša iš šalies, apie tai šneka. Ir aš Mes sugebėsim šitam atsispirti. Sugebėsim. Ar mes jau nepasmerkti. Sugebėsim, jeigu norėsim. Paklausyk, skaitai yra langas. Bet jau dabar tas rusiškas vėliavas prie Seimo iškėlė. Ką norėti? Prie ko čia rusiškos vėliavos ir šitie santykiai tarp vyro ir moterų? Nu tai šnekėjom, bet sako, ar ilgai čia visas šitas tęsis, gal jau pasmerkti mes. Pasmerkti kam? Nu, ką? Vankas Patija, ką? Gerai, apie Vankę mes pašnekėsim šiek tiek vėliau, kol kas vat šitos dalykus aptarti. Gerai, bet jeigu mes sakom, žemės neparduodam, euro neįsivedam, visų tų santykių, kur labai aš pritarčiau, kad nebūtų, tai ar Europą galim mus pakęsti, kai mes visko atsisakysim, tai tada išeinam iš Europos. Gali taip ir klausimą tiek. A tai kur einam tada? Ir Rusija laukia mūsų įsijungti. Savas laukia? Taip. Jeigu mes išeisim iš Europos, tai Rusija mums... Jeigu jūs man galėtumėt pasakyti nors vieną motyvą, kodėl Rusija turėtų mūsų laukti, aš būčiau labai jums dėkingi. Kodėl Ukraina? Ne tik laukia, bet ir ateis. Čia jau nereikia pasakoti. Ir Sibirą negrus. A, ir Sibirą grius? Nu. Jau supratau. Arba Europą Ne, nuo kodėl Sibirą tada- negrus. kodėl Ukraina griebė, tai griebs ir mūsų Ukraina. Nu gerai, pašnekam tada apie Ukrainą, aš matau, kad kitaip čia nieko nebus. Jūs kalbėjote išvežą kapitalą Suomiai telekomą. Gerai, bet jeigu būtų jūsų telekomas, Paulausko, eitų pelnas jums. Ne kiek negeresnis. Jūs statytumėt bylas, Na, kaip palangoji visokie Janukovičius, auksinis tualetus ir visokius. Tada ką mes darytume? Mes jūs matytume ir mes keiktume. Dabar ar jūs matėt bent vieną tą Suomį iš čia esančių tą, kuris įsivežė? Nu nematėt, nežinot, kiek mes ten įsivežė, daug tie daug. Ar mes, pavyzdžiui, jūs matytume tada ir keiktume, reiškia, savo. Čia jau lietuviškas pavydas, jau aiškiai. Kai savas bus bagotas, tai blogai. Čia yra keli, čia labai įdomus pastebėjimas. Girdit, kaip žmogus šneka. Tūs ir tūsavas irgi. Ja, pirmiausia, telekomas buvo Lietuvos valstybės. Ar girdit mane? A valstybės Jis nebuvo. buvo Lietuvos valstybės. Ir pelnas eidavo Lietuvos valstybei. O dabar jis yra Suomijos valstybė. Ir tas pelnas, kuris likdavo čia Lietuvoje, kažkokia dalis galėjo nueiti jums pensijų pagalbą. O šitos bibliotekos pastatymų ir aptarnavimų. Šiandieną visi tie pinigai nueina Suomijai. Bet jūs dar kitą dalyką pašnekėjote. O jumise kalba, atleiskit už tokį, gal nepatiks šitas mano apibrėžimas. Jumise kalba baudžiaunė. Vadinasi, jeigu užsienietis, tai gerai. Normaliai. Ir aš dar jeigu nematau to užsieniečių, jis mane gręžia ir aš A tai nematau. jis savimi įsūčiai ir padarė. A jau savam, neduok Dieve, suprantu, teisingai jūs pasakėte, kaip pavydas. Lietuviškas pavydas, čia jau aiškiai. Reikėjo kariauti, kaip Suomiai būtų šitą O Putinas ateitų ir apskūstumėm savo. Reikėjo kariauti, kaip Suomiai. Taip, tai
Ir tada kur prasidėjo. Kokie įtvarai suėmė tankiai? Nelabai supratau, prie ko čia kariavimas Suomi. Sakyk, Suomi neatėmė iš mūsų telekomą, mes patys sakydami. Jie įrodė, kad Seika Bradauskas kalba, čia atvažiavęs Paulauskas Artūras kalbėjo, kad reikia Lietuvos komercinio valstybinio banko. Reikia. Taigi Seimo nariai vienas, kitas, taigi kurkim ir tasais pelnas. Ir aš nežinau, bankam pensiją, kad eitų įmano ten būtų ne kitur, nesėpė arba kitur. Bet neturi jie. Reikia Paulauską ir Čia mes galim sukurti, kada kovą nebesukurti. Tai juk apie tai žmonės ir šneka. Nesukuria, tarp savys nesusitarė. Rėjas visi nieko nesukuria. Tai gerai, jūs čia tarpusavį nesusitarė. Mes tai palaikam normaliai vienu Ką pasiūlymą. reiškia palaikyti? Nu, kad jūs niekas, jūs patys mums nustekena, aukštieji tie, visi. Taigi nebuvo niekada. Ką reiškia jūs tie aukštieji? Pasiekė visi jūs. A kas gynė? Pirmiausia, nu žiūrėkit, va dabar jūs išrinksit kažką valstybės vadovą, ar ne? Jeigu jūs išrinksit tą vadovą, kuris buvo šitos 5 metų, tai jis yra prieš valstybinį komercinį banką. Tai jo ir nebus, nu. Tai niekas jos ir nerinks. Čia tautos tragedija. Nu, palaukit, nu tai neskubėkit, bus matyt. Tai juk nuo to ir priklauso, ką jūs išsirinksit. O ypatingai dabar, kai jau yra 5 metai, jau yra pamatyta, kas buvo daroma. Juk vietoj snoro, tai buvo lengviau, jau nebuvo galima vietoj snoro padaryti tą valstybinį komercinį banką. Tai reikėjo tik politinės valios, bet kaip tik politinės valios ir nebuvo. Ir dėl to, kada kartais žmonės sako, ai, nuo mūsų nieks nepriklauso, vat kaip jūs sakote, jūs ten tokie, kaip tai nepriklauso? Taigi mes normaliai vienus renkam, bet tai jūs sustarkit. Už ką balsavai? Sustarkit jūs. 5 metus. Ką? Jo, gerai. Aš už konservatorius. O? Konservatoriai ir palaikė kaip tik poziciją, kad nereikia valstybinio komercinio Tai banko. man konservatoriai dėl lampačių jūs vis tiek nesusitarėte. Dalampačkė tai yra. Visas paslaptis. Suprantat, va žiūrėkit, sėdi jūsų vardas. Mano Petras. Va žiūrėkit, sėdi Petras, va toks atsipūtęs. O šitą ir sako, jūs ten susitarkit, suprantat. Jūs juokinat liaudyti, visi va dabar susirinkti. Jūs jau suniekite. Atsiprašau, jūs sakykit, mane juokinat. Taip. Ne valdžia. Jūs už mus nekalbėkit, mes liaudis. Jūs jau suvalgėte. Mane juokinat. Aš nereikvistauju, varykite. Jis yra toks, matau, jaukus Petras, visą laiką juokėsi. Viskas dalampački. O iš kitų paskui kažko nori. Supraskit vieną dalyką, ne vyrai, rimtai pašneka. Nėra vienodo požiūrio į gyvenimą. Jūs sakot, susitarkit. Susitart neįmanoma, nes yra skirtingas matymas reikalų. Bet kurie prie valstybės vaira, tai turi vis tiek apsijungti. Nu kaip tai, jeigu jie skirtingai įsivaizduoja? Tai tegu nevalda, Dieve mano, nu kaip čia pradėti? Ponas Paulauskai, sakykit, prašau, kaip jūs įsivaizduojat, kaip buvo padarytas nekilnojamo turto, konkrečiai žemės, apie kurią jūs kalbate, padaryta skraidant, jinai kur kas nori kiloja, taigi čia didžiausia nesąmonė buvo, tai Tai kaip padaryta iki šito buvo daleista? yra daug klaidų pridaryta, bet jau dabar čia jau sena istorija. Tai sena, Mes bet galim nuo pat padaryti. pradžių, klaidosgi nuo pat pradžių prasidėjo. Visko tai nieko. Kaip jūs atitaisysit tokius dalykus? Ką jūs šnekate? Buvo kažkada ir 3 hektarai duoti valstiečiams. Pamenat, kaip sujaukė visą turto grąžinimą. Bet dabar, jeigu grįžt prie šito klausimo ir bandyti atstatyti tą, ką per 20 metų čia visi keitė, pardavinėjo, nu ką jūs, tai čia įsiversit, jūs neišbrendama liūną. Nereikia kelt klausimą, aš kalbu apie ateitį. Apie ateitį kalbėti. Ponas, atsiprašau, jeigu jūs prezidentas, kur jūs darėte? Kaip jūs pradedat visų šitų gerų atvažiuoti? Nu, pasiklaus Landsbergė ir bus aišku. Nu tai pasakys, ką paklausė. Jūs kaip, jeigu prezidentas, vat įdomu. Nu tai aš jums bandau paaiškinti savo Tai poziciją. iš karto, kaip valdysite. Konservatorius uždraus kaip partija. Gerai galima. Reikia nebedaryti jokių reformų, jau pridaryta, jau nebedarysim. Vis tik tai dabar reikia sadinti, kurie pridarė klaidas, kurie padarė žemį parduodamo, ne?
va tuos reikėtų atkasti ir juos susadinti. Ne? Bet tai kolūkius, kas išardegi žinom, kas žemė išpardavinėja žinom, ne? Mes visų žinom. Nieko jūs nežinot. Nu, nieko jūs nežinot, šias kitaip atrodo, nežinot. Jūs galvojat, kad galima ant Landsbergio dabar atsigroti už visus 20 metų? Ne vien Landsbergis, sakau, čia Landsbergis. O ką? Ir Brazauskas kaip. Taigi reikia sakyti. Miręs jau. Tai Brazauskai negyvi. Brazauskai negyvi. Brazauskai Viešbutis tai lyga. O, dievai, Taigi reikia sadinti ir šitą, ir Kubilių, ir Bradauskų. Va, kryžmai visus sadinti. Susadinkim Lietuvą į kalėjimą. Žiūrėkit, vyrai, o kartais Petro nereikėtų pasodinti, ką? Aš buvau jau. Nes jis balsavo konservatorius, konservatoriai pridirbo visokių bėdų. Taip? Nieko nepadirbo. Tai gal mes nuo Petro pradedame? Konservatoriai tai baigė, bet ir kiti ne. Arba dar kitą dalyką paklausim, ar kartais už Europos Sąjungą nebalsavot už miltelius ir alaus butelį? Ne, aš visai negeriu. Ar galiu pasakyti, kad visi negertų, būtų jam bagoti. Jis sako, sėdėjau, jis ir dabar sėdė. Tik nekalėjai. Ne valandžiūną reikia. O apie jūs aš sužinojau labai nedaug. Iš 90 metais išleistos knygos apie signatarus. Sužinojau, kad jūs muzikuojantis, rašantis muziką, koncertuojantis, ir netgi spektaklio muziką ir net sukūręs keliasdešimt dainų. Kol kas aš, pavyzdžiui, nežinau, kokią tai dainą. Ir dabar jūs buvote aktyvus Kauno sąjūdietis ir net 1 metus Kauno Aido redaktorius. Tai dabar klausimas. Buvot. O dabar iš ko jūs pragyvenate? Kaip jūsų vardas? Romualdas. Romualdai. Nebūna buvusių signatarų. Kaip ir kagabistai. Ja, kaip ir kagabistai. Kagabistai dar gali būti buvę. Nes jis gali išeiti iš tos tarnybos. Kažin Putinas sakė, kad ne. Konservatorių irgi buvusių nebūna. Nu, aš trumpai galiu pasakyti savo nuo 90 metų, jeigu jums įdomu. Taip. Po aukščiausios tarybos aš 4 metų dirbau valstybiniai televizijai ir jūs turite atsiminti laidą, kas geresnė premjerė. Po to 4 metų aš dirbau reklamos agentūrai. Dariau stambius projektus, jeigu kas geriat Jakobs kavą, tai aš jums ją įpiršau. Pats kavos negeriu, bet buvo toks užsakymas reklamuoti Jakobs kavą. Ir tokią dainelę turbūt kas nors atsiminsit. Jakobs geri ir vėl laimi. Jakobs geri. Niekas neatsimena. Nu, nesvarbu, buvo tokia dalyka. O Jakobs kavą geria. Tai va, aš padėjau jums ją, kaip sakant, įpiršti. Po to ten uždirbtus pinigus, reklamą aš uždirbau neblogus pinigus. 2000 metais aš tuos pinigus investavau į įvairias įmonės. Ir šiandien aš esu įvairių įmonių akcininkas ir, kaip čia, verslininkas galima pasakyti. Bet verslininkas ne ta prasme, kad pats ten kažkur sėdė, aš esu stambesniam aukštyje. Aš investuotojas. Ir dėl to, kad aš kalbu apie ekonomiką, jeigu kas klausot, aš kalbu ne tik iš knygų, aš kalbu iš patirties, nes aš 15 metų betarpiškai dirbu su savivaldybėm, tai yra tokie ūkiniai reikalai su savivaldybėm ir domiuosi pinigai, ekonomika, finansai ir taip toliau. Ir gaunu rentą. Kadangi signatarams priklauso renta, tai aš gaunu rentą. Sakiau, Kiek dabar jie priklauso, kiek dabar duodama? mes gaunam pusę Seimo nario algos. Yra klaidinama visada ir manoma, kad gaunam mes tą rentą už tą parašą. Visai ne taip. Tai už ką? Yra 2 kategorijų Seimo nariai. Ir visose valstybėse, kada būna va toks virsmo momentas, kai buvo pas mus 90 metais, va tie, kurie atėjo į aukščiausią tarybą žmonės, jie veikė tam tikroj teisinėje erdvėje, kuri neturėjo jokios limitacijos. Mes galėjom įstatymus priimti, kokius tik norėjom, nes mes dėjom pagrindus. Va šitai valstybei, šitai įstatyminiai bazė. Visi Seimo nariai, kurie atėjo po mūsų, veikia mūsų nustatytų įstatymų rėmus. Ir savotiškai tai yra kaip autorinės teisės,
už visą kompleksą tų darbų, kurie buvo padaryti aukščiausiai tarybai, o ne už parašą. Čia tas parašas nieko dėtas, čia yra dekoracija. Renta yra gaunama 6 metai, suprasti. Dievas mano, čia jūsų problemas. Taigi statyba, ar tavo už stalo darbas, ar mano ant stogo, suprantat, ar mano radiatorius prisūkti, ar tavo popieris rašyti. Taigi yra visiškai nesuderintas dalykas, ką čia maskatuojate ranką. Nemokama žmogui už darbą, o mokama už ležiūrį. Jūs kai gaunat už ležiūrį. Visi iš tam tokie. Aiškiai jūs meluojate ir nepasakokit. Jeigu jūs dirbot statybininkai ir gavot algą, tai tik ne 600 litų. Mano žmona dirbo ir gaudavo 100 rublių, 80 rublių ir tai gauna 700 su viršum pensijos. O jūs dirbdamas statybininku ir gauna 600. Pensijos gauna žmonės. Arba nedirbot. Gali būti, kad aikstėsi žmogus savo keliu. Ar yra normalus dabar atlyginimas teisėjams 9 000 pensijas konstitucijoje seniai sėdi? Ar yra normalus atlyginimai? Čiagi nenormalus atlyginimai 12 kartų didesni. Atskirtis žmonių. Aš tik atsiliepsiu vieną niuansą pasakytą statybą. Didžiausia skirtis yra. Ne čia tokie O kas tam klausimai. neleido mokyti? Bet vieną dalyką išgirsti. Tai už daug daugiau išmokytas. Kaip jūsų vardas? Gintautai. Atsisėskit vietoj manęs, pamatykite liežuvį. Kai reiks ir pamalsiu už tokius Ne, tai ką reiškia? Tai už tokius pinigus. Aš jums užduosiu klausimą, kad jūs pamatykite. O ką šiandien, aš neinu prezidentus. Tai jeigu reiškia jūs neinat, o aš einu, tai vadinasi kažką aš tokio žinau ir moku, ko jūs nemokat. Ar ne taip? O jums ir tai sėskit, pamatykit liežuvį. Sėskit. Pasakykit man, kokios yra rezervinės valiutos pasaulyje. Pasakykit. Kai reikės ir pasakyti. Ir daugelį kitų klausimų, kuriuos jums užduosit, jūs atsakymą neturėsit. Jūs žinot, pavyzdžiui, kad vakarų Europos valstybės, visų Europos valstybių biudžetai yra deficitiniai. Žinot, toliau, užsienio prekybos balansas daugumos Europos valstybių yra neigiamas ir daugelį metų. Taip. Toliau, jos yra prasiskolinusios žvėriškai. Europos valstybių skolos yra maždaug 10 kartų didesnės negu lietuvio. Mes verkiam dėl savo valstybės skolos, o jie yra 10 kartų labiau prasiskolinę. Kaip jums atrodo, tokia situacija gali tęstis ilgai? Ilgai negali tęstis. Negali. Ką jie turi daryti? O dabar žiūrėkime, bet kas yra kitoj pusėje, kalbant apie užsienio politiką. Kiekvienoj pusėje mes turim prasiskolinusios valstybės, kurios gyvena ne pagal kišenę, kurios iškėlė gamybą į Kiniją, ten Vietnamą ir taip toliau. Ir šiandieną yra didžiuliai krizė, ne? Kitoj pusėje pasaulyje. Mes turim, pavyzdžiui, tokią Kiniją, arba tą pačią Rusiją, kur biudžetai yra pliusiniai, užsienio prekyba yra teigiama, skolų valstybinių beveik nėra. Kaip jums dabar atrodo? Tie, kurie yra anoj pusėje prasiskolinę ir toliau nori gyventi ne pagal kišenę, jiems kelia pavojų šitos valstybės ar nekelia pavojų? Visiškai kelia. Visiškai, ką jos darys? Sugriaut. Vat jūs ir atsakėt vietoj manęs į klausimą. Sugriaut. Taip, ir dėl to Ukrainos reikalas, tai yra čia ne Ukrainos reikalas, o čia yra va ta kova tarp rytų ir vakarų, ir Ukraina yra tik tais tas parakas, kurį reikia padėti ir paskui tą paraką nukreipti į rytus ir taip sustabdyti galimybę va toms šalims, kurios šiandieną Prasilginti savo ir gyvenimą. prasilginti savo gyvenimą. Va jums ir yra atsakymas, kalbant apie užsienio politiką. O dabar Lietuva šitam kontekste kaip elgėsi? Lietuva šitam kontekste politika, kaip sako, Šarchano adjutanto politika. Ir reikia pritarti šitam, ar ne? Ir reikia pritarti. Kaip jūs matote? Kaip vardas? Rimantas. Va. Rimantas viską ir pasakė. Ir dabar žiūrėkit, dar yra toks dalykas. Tai gerai, jeigu šitoj kovoj rytai pralaimės. Ar ne?
netikėsi. Na, bet, paprognozuoti. Vienas variantas, kad rytai pralaimi. Tai tada gal dar ir mes kažką gausim, kokių trupinėlių iš tos pergalės. O jeigu rytai nepralaimi, suprantat, o mes buvom šitoj kovoj užėmę labai aiškią poziciją. Ir tebesam užėmę, tai. O paskui norim, kad pas mus būtų ir dujos pigios ir panašiai, ir panašiai. Tai va jums atsakant į užsienio politiką. O Petras nesuprato nieko. Va, o jūs sakot, užtenka liežuvį. O aš jau beveik supratau. Persykit, va, matot, belieka tik iš tikrųjų pamasuot galvą. Paaiškikit žmogui. Ir lietuviškai, ir rusiškai, jeigu nori rusiškai. Europa ir Amerika per 20 metų 6 karus pravedė su mūsų pagalba. Taip, sugriovė Jugoslaviją, sugriovė... Nu tai čia ta pati politika. Tai aš suprantu. Čia ta pati jūsų politika. Ką sugriovė? Politika čia realybė. Įskalė visą Jugoslaviją, supranti, Kosovą, įsteigė kokiai, nežinau iš kur jie atsirado. Tai tada tokia logika, reikia Vilniaus kraštą atiduoti. Taip? Lenkijai, Klaipėda, jūs skambėlė, vokiečiai. Krymą kitą gerai užėmėte dabar. Taip ir yra. Tai reikia kalbėti. Su šitą logiką jūs, aišku, jūsų logika. Ir kodėl Krymas tai nėra pavyzdys Lietuvai? Jums atrodo, kad jau jūs prisiklausę dabar esat tokio karštų žodžių ir atrodo, kad čia toj vat rusas jau stovi prie durų. Pirmiausia, jūs gal ir nepatikėsite. O atsiprašau, jūs Tai išklausykite, jeigu jau atėjot. Gerai? Jeigu jūs manot, kad Putinui reikėjo to Krymo, jūs klystate. Jeigu jūs manot, kad Putinui reikėjo Osetijos ir ten to karo 8 metais, jūs klystate. Nereikėjo jiems šitą. Nes jie puikiai supranta, kad dabar tą žingsnį žengia, jie gauna sankcijas, jie gauna didžiulę konfrontaciją su pasauliu. Bet kas, kodėl Krymas atsidūrė dabar šitoj situacijai? Ar jūs bent žiūrite apie Ukrainą, kas ten daro? Rusų laivynas visas. Kaip? Rusų laivynas visas. Prie ko čia? Apie laivyną, rusų laivynas ten stovi 300 metų. Tai Sevastopolis ir yra rusų. 150, kada jie turi Krymą, tik 300 stovi. O dar seniau graikai. Bet turkų tai anis grinai išvarė turkus. O, dievai. Palikim dabar šitą istoriją. Pirmiausia. Gerai, tu dar apie Ukrainą pašnekam. Ar jūs bent įsivaizduojat, kad Ukraina tai yra visiškai skirtingos dvi visuomenės. Yra vakarų ukrainiečiai ir yra rytų ukrainiečiai. Jie vieni kitų nekenčia. Dešimtmečiai. Jeigu jūs šito nežinot, tai jums atrodo keista, iš kur iškilo apskritai tas Krymo klausimas. O jeigu jūs žinotumėt šitą istoriją, tai jūs suprastumėt, kad tie žmonės vieni su kitais nenori kartu būti ir niekada nenorėjo. Ir vakarai išnaudojo šitą situaciją, vakarai investavo ten didelius pinigus, kad šitą tokią vidinę neapykantą dar labiau sukelt, nes jie visai kitų tikslų siekia. Ukraina čia yra tik tais pretekstas. Ir Putiną pastato į tokią situaciją, kada Krymo žmonės, kur ten yra absoliuti dauguma, jie nori būti su Rusija ir visada norėjo. Tai ne Ukrainos teritorija. Tai yra, nugi žinot, Chruščiovas paėmė padovanojo. Tai dabar įsivaizduokit, būtų taip pat kaip Griškevičius arba Sniečkus būtų padovanojęs, pavyzdžiui, dzūkus lenkams. Tai ką mes dabar laikytume, kad visa tai yra gerai? Ir staiga Lenkijos valstybė byra, kažkokias ten atsiranda chaosas, tie mūsų dzūkai prašo, padėkit mums grįžti namo, o mes sakom, eikit dzūkai, ką nori tą daryti. Tai lygiai tas pats ten buvo. Kai prasidėjo Ukrainos valstybės griūtis ir jinai dabar tęsiasi, juk yra neteisėta valdžia dabar, niekino nerinkta, tai yra uzurpuota valdžia. Žmonės važiuoja dėl to, kad nėra darbo vietų, suprantam, ar ne? Kaip dabar Lietuvoje tas darbo vietas būtų galima kurti? Ne prezidentas, bet prezidentas gali tam tikrą pažiūrų lauką turėti, pasakyti, kurią pusę eiti. Ir vat vienas iš tų, aš sakau, duodu tą patį banaliausią pavyzdį apie darbo vietą.
Savo metu ir Utenoje, ir Kaune, ir kur tik jūs norit, dalis žmonių augino gėlės. Ar ne? Ir neblogai prisidurdavo prie algų. Kodėl šiandieną Lietuva to nedaro? Va, olandiškos, ten taip. O kodėl? Todėl, kad pas mus yra brangu išauginti, pas mus šalta, taip, reikia daug šildyti. Tai dabar jūs man pasakykit, jeigu, kaip jūs sakėt, kad nėra per didelės kainos už buvimą Europos Sąjungoje, kadangi mes muitų nekontroliuojame, tai be muitų mes niekada negalėsim Lietuvoje gėlių auginti, nes visada neapsimokėti. Suprantate? Ir čia gali ant ausų atsistoti ir ne tik. Dabar paimkim paprasčiausią dalyką, nu aš nežinau ką, kokius nors, pavyzdžiui, marškinius siūti. Siūva Utena, bet siūva Utena tik dėl to, kad yra maža alga, bet yra dar mažesnės alga. Pavyzdžiui, Bangladeše dirba vaikai iš viso už kapeikas. Ir kaip jūs sukonkuruosit su tais, kurie gauna minimalią algą, visiškai minimalią? Arba kitą duodu pavyzdį. Graikai ir jų alyvuogių aliejai. Graikijoje alyvuogės tai yra, tradicija, tūkstančius metų ir visa kita. Paradoksas tame, kad šiandieną graikas nebeįperka savo alyvuogių aliejus. Kodėl tas atsitiko? Todėl, kad kai graikai įstojo į eurozoną, jie pradėjo skolintis pinigų be proto, iškėlė algas ir šiandieną ta alga įeina į to butelio kainą. To, graiko alga. O kur nors Afrikos šiaurė, ten dirba arabai, sakykime, už 100-200 eurų, ar ne? Ir jis pagamina tą buteliuką gerokai pigiau, atvežė į Graikiją ir graikas perka tą iš pigesnio ne savo. Ir va taip mes atsidūrėm tokioj situacijoje, kai pas mus nebeliko darbų, darbo vietų. Ir yra galybė va tokių dalykėlių. Dabar kodėl mūsų žmonės, kaip ir jums sako darbo biržai, važiuokit tenais į vakarus? Kodėl jie gali savo tą leisti? Vat iškelkim savo klausimą, kodėl vakaruose už tą patį darbą, vat mūsų jaunimui, ten galėjo mokėti kelis kartus daugiau. Iš kur jie gauna pinigus? Juk tai nėra stebuklų, suprantat, kad galėtų mokėti algą, tai iš kažkur tie pinigai turi susikaupti įmonė. Ne. O čia mes ir ateinam, kad jie spausdina tuos tuščius pinigus. Jie didina savo skolą beprotiškai. Ir tais tuščiais skolintais pinigais šiek tiek pakelia va tą atlyginimų lygį, pašalpas moka mūsų žmonėms. Ir dabar žiūrėkit, kas gaunasi. Jie turi galimybę praktiškai apgaudinėti mus visus, tai yra apgaudė. Jie spausdina tuščius pinigus ir apgauna mus. O kad mes galėtume tą litą savo turėti, mes turim realiai, tai yra, kad gauti tą valiutą jų spausdinimą, mes turim realiai kažką padaryti, realiai kažką parduoti. Žiūrėkit, kokia gaunasi neteisybė. Vieni spausdina popieriukus, įsivaizduokit, va aš dabar va čia. Sakau, čia yra pinigas. Duokit man už šitą popieriuką prekes, ar ne? Ir kad lietuvis galėtų gauti va šitą popieriuką, turi realiai kažką padaryti. Va čia ir yra ta neteisybė, kurios jūs neišgirstat, apie ką bandė jums ponas pasakyti. Jūs nesuvokėt situacijų. Čia nėra blogų rusų ir gerų vakariečių. Čia yra ekonominė situacija taip susukta, kad kenčia ir rusai, ir mes kenčiam nuo šitos sistemos. Rusai lygiai taip pat negali išplaukti. Taip. Pasaulis jie nebegali jau atsikratyti. Taip. Viena Kinija turi daugiau šitų popierių negu visa Amerika. Jūs šito neišgirstat ir jums nesuprantama, kur konflikto esmė. Žiūrėkit, kas atsitiko, tie patys rusai. Jie per 20 metų išvežė į vakarus galybę ten naftos ir dujų. Už šitą naftą ir dujas gavo kažkiek milijonų, trilijonų tų popierių. Bet jie tai visą šitą padarė kompiuterio paspaudimų mygtukus. Ar jūs suprantat situaciją? Vieni atiduoda savo realų dalyką, o kiti paprasčiausiai kompiuterį nuliukus spausdina ir iš šito gyvena. Jūs išgirskite, apie ką šneka, pulkininkai. Gerai, jūs dabar... Ir čia yra konfliktas, nes ir Kinija nebenori imti šitų popieriukų. Suprantat, ir Brazilija nebenori. Žmonės jau nebedurni ir supranta, kad mūsų sąskaita ant mūsų nugaros joja va tie, kurie spausdina tos pinigus. Supratau, dabar A tai pasakykite ką mūsų savo programą. dolerius?
Ponas Rolandai, pasakykit savo programą dabar. Gerai, viskas dabar išdėstėt, kaip mes čia blogai esam padėti. Dabar išdėstykit savo programą, kaip jūs pakelsit. Ištaisysit šitas klaidas. Jo, ištaisyt galima tik suprantant, kas vyksta. Čia tik tai galima supranti žmonės, bent kiek. Aš jūsų neprašau, aš prašau Rolandą. Pirmiausia, kad norint ką nors ištaisyti, tai reikia susigaudinti, kas yra realiai pasaulyje. O kol jūs bijot net išgirst, kaip yra. Nebijau. Nu kaip nebijot? Esmė yra va tame, kur mes čia nesusišnekam. Mes nematom realiai pasaulio. Ir jūs žiūrit Lietuvos televiziją, kur yra viena, tik visą laiką viena mintis. Rusai puola ir daugiau nieko jūs negirdit. Ir per šitą propagandą jūs nebesuvokėt, kas daro. Ponas teisingai kėlė klausimą. Per šitos 15 metų ana pusė subombardavo 14 šalių. Paleido pelenais Libiją, Siriją, Egiptą, Tunisą, Jugoslaviją, Iraką, Afganistaną. Ir viso šito jie nemato. Šimtai tūkstančių žmonių. Taip ir šitie demokratiški, o rusai tai yra tiesiog velnio nešti ir pamesti. Ir mes bijom išgirsti bet kokį žodį apie Rusiją. Sovietų sąjungą subombardavo, ne? Jeigu jūs galvojat, kad aš jums galiu pasakyti kažką konkretaus, kad aš padarysiu minimalią algą 2000 litų. Iš šito norit girdėti? Ne. O mano vizija yra labai paprasta. Jinai skamba visur televizijoje, jeigu jūs nežiūrite. Mes turime išlikti šeimininkai savo valstybei. Nes jeigu tu nesi šeimininkas savo valstybei, tai tikėtis, kad už jūs kas nors padarys ar iš rytų ir iš vakarų jums geriau, yra visiškai nelogiška. O dabar žiūrėkit, kaip vyksta įvykiai. Žemės pardavimas, tai yra netekimas šeimininko teisės į savo žemę. Tai yra pats pagrindinis dalykas. Toliau, kada jūs netenkat lito, jūs netenkat dar vieno šeimininko įrankio savo valstybei. Ir vat kada diskusija būna apie litą, ką dažniausiai sako visi, pabrangs ar nepabrangs prekės, tą jūs girdit, ar ne? Esmė visiškai ne tame. Savo pinigo netekimas, tai yra tas pats, kaip jūs savo namuose netektumėt nuo, pavyzdžiui, galimybės asmeniškai šildyti savo namą. O prisijungtumėt prie centrinio šildymo ir priklausymėt nuo tų, kurie šildo, o ne nuo jūsų. Suprantat? Tai čia vat ir yra, iš to susideda paskui jau konkretus dalykai. Muitai, valstybinis komercinis bankas, va šitie visi instrumentai leidžia daryti paskui čia kažkokius žygius. Tas pats yra su tom vertybių kaita. Jeigu jūs norit, kad Lietuvoje būtų mažiau problemų, jūs neįsileiskit va tos juvenalinės justicijos, jūs neįsileiskit šito vyro moterų santykio kitimo. Va čia yra ir yra ta vizija. Prezidentas kokius turi instrumentus? Gali vetuot priimtų Seimo įstatymą. Bet jeigu Seimas turi daugumą nusiteikusi prieš prezidentą, jis tą veto įveiks. Kitas instrumentas. Prezidentas gali išeiti su įstatymo projektais ir Seimas turi juos svarstyti. Ir pavyzdžiui, aš būčiau dabartinės valstybės vadovės vietoj, žemės tos saugiklius pardavimų, jau senovėj atnešęs į Seimą ir pasiūlė Seimui priimti tos saugiklius. Gal žmonėm net nereikėtų parašų rinkti po to. Toliau. Viena mintis teisinga pasakė. Pasakysit daugiau, tik Toliau. Valstybės vadovas turi pirmiausia ir aiškinti. Jis negali už Seimą priimti įstatymą, bet jis turi aiškinti žmonėms, kur mes einam, kokie pavojai kyla, žiūrėti šiek tiek į priekį keletą žingsnių. O ne vien tik pasiduoti isterijai. Kitaip aš jūsų paklausiu. Ar jūs galit pasakyti šiandieną dabartinio valstybės vadovo pažiūrą? Už ką jis, prieš ką jis? Nenuspėjame. Va. Vadovauja valstybėje žmogus, apie kurį mes nieko nežinom. Jisai niekada neišeina ir mums nepasako, ką jis galvoja, pavyzdžiui, apie tos vyrų moterų santykius. Apie tėvų vaikų tą visą keitimą. Jis nieko nesako. Lojalus Europai. Taip, o tik vienintelis, kad lojalus Europai. Ir tada visuomenė pasimetusi. Žmonės negirdi kažkokio tai tokio nukreipiančio balso. Valstybės vadovo uždavinys ir yra aiškinti žmonėm, kas vyksta. Ir net priešingai, negu ponas sako, kad čia liežuvių pamalti. Kiek čia reikia suprasti ir žinot, kad būtų galima to liežuvių pamalti.
Ir išlaviruot tarp įvairių jėgų. Taip, ir išlaviruot tarp įvairių užsienio jėgų ir panašiai. Va čia yra valstybės vadovo pozicija ir pareiga. Ir ne veltui, va, aš buvau, taip sakant, priverstas Kazimiero imtis tos, va, šitos pareigos, šitos prievolės. Dėl to, kad aš jau keletą metų ir aiškinu va, tą situaciją, kur mes pakliuvom, kaip iš tikrųjų yra. O žmonės nesusigaudo dėja. Priešingai, negu daugeliui čia atrodo, žmonės nesusigaudo, kas vyksta. Nesusigaudo. Jis nemato vieną. Jūs Taip. aiškinat priešingai negu Butkevičius, negu... Ir vat jis kaip tik vienas iš tų, kuris nesusigaudo. Jūs susipjausit su šitą vyriausybės Tai vadovu. negi manot, kad Butkevičius teisingai. Taip. Tai jis kaip tik ir yra vienas iš tų, kuris nesusigaudo. Butkevičius kenkia, reiškia. Labai gali būti. Taip, tam tikra prasme kenkia. O taisyklės Vieną vėl sako, turi. taip, kitą dieną kitaip. Kaip gali, jūs man pasakykit, kaip gali valstybės vadovas, premjeras, nenorėti turėti savo pinigų? Tai išeitų, kad visos valstybės, kurios turi savo pinigus, tai tiesiog kenčia nuo to. Gedas ir Kenčia. nenorėjo, kai valdžioj nebuvo. Nenorėjo, kai atėjo valdžioj. Kodėl danai neatsisako savo pinigų, kodėl švedai neatsisako savo pinigų? Laškas kenkia. Tai išeina, kad savas pinigas kenkia. O aš jums atsakysiu, kodėl mūsų valdžia taip lengvai atsisako toli. Todėl, kad taip yra žymiai lengviau. Atsakomybės nereikia nešti. Atidavai atsakomybę Briuseliui, sėdėk savo, o iš tikrųjų liežuvį mal, 4 metus liežuvį pamalėjai, atėjo kiti pamalsi, už nieką neatsakai, nes pasakyš, nu nemalogi pinigas, jie ten tvarko visai. O savo pinigo turėjimas tai yra atsakomybė, tai yra tam tikra našta. O kai neturi savo pinigų, pavirsti, vat, pavyzdžiui, Utena ir Vilnius. Utena neturi savo pinigų ir neturės niekada, tikėkimės, ar ne? Ir jinai priklausoma yra nuo Vilniaus sprendimų. Kaip Vilnius tvarkosi su pinigais. Tai kai visa Lietuva atsisakys savo pinigų, tai Lietuva tampa savivaldybė Europos mastu. Suprantat, kur pinigai? Ne. Šalia jūsų atsiras žemės savininkai, vėlgi ten kartuoju, ten belgas, šveicaras, danas ir kas tik jūs norit. Tai jis išves jūsų pinigus, jūsų va, tas darbo vietas išves. Nu, nėra kitokių variantų pasaulyje. Tarp kitko, pavyzdžiui, Anglijoje, ne visi turbūt žinot, didžioji dalis anglų gyvena nuomojamoj žemėje, tai yra vadinama karalienės žemė, tai yra valstybinė žemė. Niekur pasaulyje niekas žemė taip lengvai nesimėto. Tik mums nori įteikti, kad čia jokios nėra, žinai, problemos, kad čia viskas labai paprasta ir panašiai. Taip, kad atsakymas į tą klausimą akivaizdus. Kaip prieš balsą. Norėčiau papildyti. Čia buvo pradžioje kalbėta ponas Romualdas. Jeigu tarkim referendumas įvyktų, kad nepritariama, ne? Tai tarytum ir liktai iš Europos Sąjungos turim išėti. Ar yra kur nors Europos Sąjungos sutartyje? Nėra. Ir mes privalom, reiškia, įsipareigojam, ir kad mus išeliminuoja iš Europos Sąjungos ir turim grąžinti tos milijardą. Aš jau sakiau, nėra precedentų, kol kas niekas iš Europos Sąjungos dar nebuvo metamas. Netgi kai graikai norėjo išeiti, va čia kai buvo krizė, tai jiem davė gerokai pinigų, kad tik jie liktų. Taip kad net sunku atsakyti, kaip Briuselis elgtųsi tokia atveju. Bet žiūrėkit, pavyzdžiui, vengrai tokie. Vengrai priėmė visą seriją įstatymų, kurie prieštarauja Briuselio valiai. Ir ką? Ir nieko kol kas. Europos Sąjunga bijo prarašyti tos zonos. Taip, be jokios abejonės. Bet yra dar kitas klausimas. Tai, mylėjai man, aš nuo to ir pradedu. Tai ką, mes esam visiški baudžiauninkai, vergai ir jau viską dabar nuo šiol ir darysim, ko iš mūsų norės. Aš už ir klausiu. Tai yra kur nors riba ar nėra? Va, tai va, dalis čia sėdinčių žmonių yra pasiryžę klausyti Briuselio iki pabaigos, kad neduok Dieve šeimininkas neužpyktų. Pratom, taip. Lygiai taip pat, kaip kažkada bijojo, kad Maskva neužpyktų, tai dabar tik pasikeitė, kad bijo Briuselį. Va, tai viskas. Tai jeigu mes šitaip elgsimės, tai paskui nenorėkit, kad čia būtų darbo vietų. Nenorėkit, kad pas jūs būtų gyvenimas nors kiek panašus į Danų. Nes Danai kitaip elgiasi. Danai nebijo neklausyti šeimininkų. Ar žemė yra toks pat daiktas, kaip visa kita? Taigi vis tiek dabar žmonės Ne, jūs atsakykite, ar toks pat daiktas?
taigi žemės nedirba, paprastai traukti nuo žemės, kad stumti. Jūs atsakykite klausimus. Gal ne toks. Tai va, nes žemės, tas, kas turi žemę, jis tą žemę nepagamino. Čia ne jo, ta žemė. Žemės negalima pagaminti kaip kokį automobilį ar namą dar vieną pastatyti. Dėl to žemė yra visai kito pobūdžio reikalas. Ir negali būti taip pat, kaip sako, aš ką noriu, tą su... Paimkim tokį hipotetinį atvejį. Kad kažkas supirko Lietuvoje žemę ir jos nedirba. O visi kiti miršta iš bado, nes čia yra mano žemė, ką noriu, tą darau. Teisinga bus? Bet jeigu žemė žmogus turi nedaug ir vienas paprasčiausiai jam nereikia, vienas nori parduoti, kas jam negalima parduoti? Parduokit lietuvių. Lietuvių. A lietuvis pinigų? A lietuvis narės pasišovti. Jeigu referendumas bus paskirtas atitinkama data, veikiant šitokiai televizijos ir žiniasklaidos agitacijai prieš ir neigiamas bus, ką mes čia rinkom parašus, gynėm žemę, ten vyriausiojo rinkimo komisijoje ten kai kas mojavo kumščiais. Ką, sakykime, jūs išrinktas prezidentas, kaip tą reikalą? Ar iš vis įmanoma dar po to ką nors taisyti, ar jau čia taškas? Įmanoma yra ką padaryti. Ir mes tą pasiūlysim. Šiaip kreipiuosi į jaunus žmonės. Kuo be pasibaigtų va šitą rinkiminę kampaniją dabar prezidentą, aš jau vakar pasiūliau kitą etapą. Mes skelbsim tam tikrą sąšauką žmonių, kurie galvoja panašiai. Sąlyginai pavadinkim mūsų gretos. Ir jeigu į tas mūsų gretas susirinks pakankamai žmonių, būsimuose Seimo rinkimuose, o jie bus dar, laiko yra pakankamai, vad į tuos Seimo rinkimus, per tuos Seimo rinkimus jūs turite atvesti į Seimą žmonės, kurie iškels vėl šitą klausimą. Niekada nevėlų kelti klausimą. Šitame etape pralaimėsim, galima visiškai numoti viską ranką, bet galima eiti kitų kelių. Ir važinėdamas per Lietuvą, ir matydamas, kiek yra jaunų žmonių, kurie girdi, kas yra šnekama, jeigu vat jūs, jauni žmonės, nesugebėsit mobilizuoti ir leisit ir toliau sėdėti Seime va tiems, kurie praktiškai neatstovauja Lietuvos daugumos interesų. Tai vat bandykim. Bandykim kartu tą daryti. Ir kito kelio, suprantat, nėra. Nėra kito kelio. O šitą referendumą jie greičiausiai paskirs nepalankia data, bet čia yra dar kitas dalykas. Kad referendumas būtų įvykęs ir laimėtų, tai juk reikia, kad kiek nubalsuotų žmonių? 50%. Bet ne ateiti, o nubalsuoti už nuo viso sąrašo rinkėjų. Tai praktiškai yra neįmanoma, nes jūs dar turite atsiminti, kai buvo referendumas dėl indėlių grąžinimo. Tai net pinigus norėjo grąžinti, į tai žmonės neatėjo. Net pinigų neatėjo pasiimti. Tai dėl to tikėtis kažkokios pergalės yra sudėtinga. Ir aš užtat iškart sakau, rankų nuleisti neverta, nes kova už geresnį gyvenimą nesibaigia niekada. Nebūna taip, kad mes išsprendėm problemas ir dabar ant sofos sėdėsim, kaip Petras vat, ir šipso. Ir viskas jam yra, jau taip sakant, be lampačkų. Taip gyvenime nebūna. Reikia visą laiką palaikyti, jeigu jūs norit geriau gyventi, reikia visą laiką kovoti. Ir kitaip nebūna. Ir va, grįžtam prie to, ką mes šnekėjom. Va tie, kurie gyvena mūsų sąskaitą, tie, kurie prasiskolinę spausdina tuščius, irgi nori taip pat toliau gyventi. Nori, jie labai nori. Ir dėl to, ir tai yra visiškai ne kažkur. O jie nori jūsų rankutėmis, Petrai, žarstyti karštą žarijas. Čia viskas taip abstrakčiai labai viskas. Tai yra grinai ne abstrakčiai. Čia suprantat, kadangi jūsų matyt kompiuterį čia esantis netraukia, tai jums atrodo, kad mes kalbam vėjų. Va, tai yra problemas, jeigu tai yra natūralu, kad kartais žmonės vienas kito negirdi. Tai yra natūralu, jūs ir šeimoje kartais vienas kito negirdi. Nėra taip, kad visi vienodai galvotų ir žiūrėtų į pasaulį, bet šiek tiek dėl darbo partijų. Darbo partija yra ir už euro įvedimą,
Ir už žemės pardavimą darbo partija yra, taip kad jūs iš esmės neteisi. Darbo partija stovi visai kitose pozicijose. Tik stovi dėja. Nu, tik stovi. Ana pozicijas kaitalioja pagal situacijų, konjunktūrų. Esminiais dalykais jie visi yra vienodai balsuojantis ir šiuo atveju už eurą ir už žemės pardavimą. Jokas jie vaišių. Nu ką jūs šnekat, tai yra Seimo balsavimas. Ir tarp kitko už visus vatos vertybinės skaitas, didžioji dalis darbo partijos kandidatų balsavo už, kartu su liberalais, kartu su konservatoriais. Taip kad ne... Niekint prastą eilinį žmogų, tas... Taigi, ir Ukrainai taip pat gavas, išvaikė tokios pat, kaip pas mumis sėdi mums sprendus. Tokios pat išvaikė visus, tik ir kitokius. Bet tik jums taip atrodo. Taip. Bet tik jums taip atrodo, kadangi jūs, nu kaip čia pasakyti. Ir rinka sako, šitas gali būti, jau patys žmonės šitą paprasčiausiai tiesiogiai, už tai, kad dakasė. Mes šitą paprasčiausiai klausam pasakų, pripučia, arabų ir patys nesusitarė tarp savęs. Tai kas mums daryti? Jeigu nesusitarė rėjas visi tik kai šūdus. Na tai, palauk, tai grubiai. Na tai kaip, ne? Prezidentė vienu, kitų, Butkevičius vėl grybų pjauna. Na gerai, bet prie Korolandų. Ponas Petras turi tik vieną mintį, kad jie nesusitarė ir turi susitarti. Nu tai nesusitarė, tai nieko gero nebus pasitimus. Ar jūs suprantat, kad gali būti skirtingas supratimas? Asmeninė valdžioje esančių atsakomybė. Ta prasme, tie, kurie sprendimus priima ir galimai yra padaryti milijardinė nuostoliai valstybė kažkada. Ja. Labai norėtųsi ką nors nuteisti už šitos 20 metų visų nemalonių dalykų. Bet nuteisti galima kažką už konkretų blogą darbą. O, nu ką čia jums kokį pavyzdį duoti? Pavyzdžiui, privatizavimo visi reikalai. Tai pirmiausia buvo Seimo balsavimas. Tai jūs turėtumėt nuteisti visus Seimo narius, kurie kėlė ranką už privatizavimo įstatymų paruošimą. Prantat, nu, jūs norit neįmanomų dalykų. Ir aš atsakydamas jums į klausimą, atsakomybė tai aišku turi būti. Ir jinai yra ta atsakomybė. Jeigu jūs galite įrodyti, kad kažkas konkrečiai padarė pažeidimą. O kolektyvinės atsakomybės būti negali. Jūs norit kolektyvinę, tada mes ir pavirsim, dabar tas, kas Ukrainoje darosi, o ten yra kolektyvinė atsakomybė. Kai pavirsta į chaosą viską. Tada mes vieni kitus kaltinsim ir visus iš karto inkorporę teisim. Nėra kolektyvinės atsakomybės iš principo. Jos negali būti. O politinė atsakomybė, Seime pavyzdžiui, jinai yra tik tokia, kad jūs kitose rinkimuose galite nebalsuoti už vienus ar kitus čia ir yra politinė atsakomybė. Tai vis tiek, kad jūs partijas keliuotais. Vis tiek, kad tai niekaip neiškažys. Nu tai palauk, karškit, tai nebalsuokit už tos partijas. Sąrašą teina. Tai nebalsuokit už partiją, kuri priima. Tai neįmanoma čia tai padaryti. Oi, dievai, kai žinokit, kaip jūs man nusibodot su savo šitom nesąmonėm. Ir jūs taip pat. Jūs taip pat. Ne, visą laik vienas ir tas pats. Partijos tos pačios. Aš sakau jums, Valinsko partija, kas išrinko iš čia? Žmonės. O paskui kas neišrinko? Tie patys žmonės. Kas išrinko Venckienės partiją? Žmonės. Kas neišrinks į kitą Seimą Venckienės partiją? Tie patys žmonės. Tai ką jūs man šnekat, kad žmonės neturi jokios reikšmės? O kas išrinks šiandien antrai kadencijai Grybauskaitę? Tie patys žmonės išrinks. Nesąmonė, neturėtų išrinks. Išrinks Petras, išrinks. Ir visą laiką tie žmonės, kurie renka, paskui sako, mes neturim jokios įtakos. Jokios įtakos neturim. Gerai, yra klausimų. Turim kandidatų gerų. Čia atsakymas. Ir pas jūs noriukas turbūt yra, ar nebuvęs, ir ten užrašyta pay post dabar. Ką jūs atsakytumėt Lenkui, kuris jūsų paklaustų taip, lietuviai, tai angliškai jūs savo rašinėt galite. Ir kur norit visur angliški užrašai, tai čia jums gerai. O mes lenkiškai negalim užrašyti. Kaip jūs atsakytumėt tam Lenkui? Tai jūs negerbėt savo kalbos patys, o norit, kad mes gerbtume jūsų kalbą. O jūs savo kalbos negerbėt. Ką jūs atsakytumėt? Atsakyčiau, kad anglų kalba yra pasaulinė kalba. Ir čia jūs randat paaiškinimą. Yra pasaulinė kalba anglų. Kažkas tai Tarybų sąjungoje buvo rusų pasaulinė kalba. Visi rusiškai buvo užrašyti.
angliškai galima, bet jau kitom kalbom. Dabar kaip buvo rusiškai, tai galima dar buvo lietuviškai parašyti. Dabar tik angliškai, lietuviškai. Taip, kitko, prie to peipos lietuviškai nėra parašyta. Taip. Ir vertimą lietuvių kalbai nėra. Ir dabar supraskit mane teisingai, aš jokių būdų ne už tos dvigubus užrašus Vilniaus krašte. Jokių būdų. Bet prieš keliant pretenzijas Lenkams, reikia pirmą gerbti patiems save. Ir jeigu jūs užsirašot ant Lietuvos pašto kioskelių užrašus, kurio dalis žmonių net nesupranta, ką tai reiškia, tai nenorėkit, kad jūs Lenkai gerbtų. Arba kaip pas jūs gal nėra, bet pavyzdžiui Vilniuje yra tokios, vadinasi, drive-in. Jaunimas tai supranta, ką tai reiškia. O dabar įsivaizduokit, atvažiuoja žmogus, kuris nemoka angliškai. Jis net nesupranta į Vilnių atvažiavęs, ko ten jam siūlo. Va nuo ko viskas prasideda. Nuo pagarbos patiems savo. Pagarbos savo kultūrai, savo istorijai, savo kalbai. Ir tai šeimininko teisėjai savo šalyje. Kai jūs šitą prarandat, jūs prarandat po to viską. Jūs tampat paprasčiausiai kažkokio pono tarnu. Ir paskui tie Lenkai, be abejo, matydami, kad nėra šeimininko Lietuvoje, jie pradeda elgtis įžūliai. Dėl to, kad nėra šeimininko Lietuvoje. Ir su kiekvienais metais tas šeimininkas tiesiog tirpsta. Nyksta. O, matom. Teisėsauga vėl yra tas klausimas, kurį klausia kiekvienoj auditorijoje ir į kurį atsakyt galima arba populistiškai, taip, kad jums patiktų, ir tai skambėtų maždaug taip. Reikia tos niekšus teisėjus visus perkratyti, atleisti, pakeisti ir panašiai. Bet tai yra tuščios apgaulingas kalbos. Tie, kurie šitaip kalba, jie jūs meluoja. Teisėsaugos problemos yra ant tiek sudėtingos. Jos skiriasi savo segmentuose. Pavyzdžiui, išskirkim teisėjų korpusą. Tai teisėjai turėtų būti, aš jau daug kur sakiau, mano manimu, teisėjai turėtų būti ruošiami kiek kitaip negu kiti teisėsaugos darbuotojai. Kodėl? Todėl, kad teisėjas, kada susiduria su problema, jisai sprendžia, o jūs teistas, sprendė jūsų likimą. Jūs pats sakėt, ką? Ir to atsėmė. Ar jūs ir atsiminėte? Viską atsimenu. Bet rimtai pašnekam. Tai dabar jūs turbūt sutiksit, kad teisėjas turi pirmiausia būti logiškas žmogus, ar ne? Tai kad ruošiant teisėjų korpusą reikėtų atsižvelgti jo psichologinės savybės, ar jis apskritai gali logiškai mąstyti. O šiandieną niekas nekelia tokio klausimų. Šiandieną kokia nors naivi kvaila moteriškė baigė teisę, karjeros laiptais pakilo ir gauna teisę spręsti mūsų likimą. O jinai tarp 3 pušų gyvenime pasiklysti. Tai va teisėjų korpusas turėtų būti ruošiamas ypatingai, bet čia yra ne vienos dienos darbas, suprantate? Čia yra dešimtmečių darbas. O jeigu kalbėt apie korupciją teisėsaugai, tai čia be abejo su jai reikia kovoti. Kas tą neigs? Bet kaip tu su jie sukovosi, kai tie patys dažnai, kurie šaukia prieš korupciją, patys ir neša tos kyšius. Bet ta kova turi būti, bet jin yra be pabaigos. Tai yra amžini dalykai. Nėra ne vienos valstybės, kurioje nėra korupcijos. Tarp kitko dažnai mums vėl perša mintį, kad Lietuva yra kažkaip ypatinga jau čia kyšininkų zona. Didžiausias melas, bet vėl jums pasakysiu. Ta pati Prancūzija. Ten korupcija yra žymiai didesnė negu Lietuvoje. Tiesiog jūs apie tai negirdit. Bet jeigu jūs skaitytumėt prancūzų laikraštį, tai jūs pamatytumėt, kad prancūzų laikraščiai kiekvieną dieną rašo lygiai tą patį, ką mūsų laikraščiai. Kur kas ką? Nužudė, ką apvogė, kur kyšius davė, kokį ministrą pasodino ir nieko kito toj Prancūzijoje nevyksta. O mes čia gyvendami baigiam jau save įtikinti, kad esam patys blogiausi šitoj žemė, kad esam didžiausiai kyšininkai, nieko nesuprantam, nieko nemokam, o reikia atiduoti visą turtą kitiem valdyti, nes mes esam tiesiog va čia tokie lokeliai. Vien kokią problemą iš karto iš Amerikos konsultantus. Taip, reiškia, patys nesugebam. Kažkodėl Latvijai sugebėjo šitoj snoro byloj apsieiti mažais pinigėliais, o mes išleidom krūvą pinigų, o visa tai kyla iš ko?
Tai kyla vat iš to dešimtmečiais mums peršamo nepilnavertiškumo kompleksą. Ir dalis, vat ir čia sėdinčių, jų yra persėdę. Va tai yra ta vergo pozicija, baudžiauniko pozicija. Su ja mes niekur nenuvažiuos. Užtat aš ir sakau, svarbiausia mano va ta vizijos, jeigu nori tašys. Šeimininkais turim būti savo teritorijoje, savo valstybėje. Ir kitko, mes net įstatymų šiandieną nebegalim leisti tokių, kokių mes norim. Tai apie ką mes dabar šnekėsim? Ar jūs bent žinot, kad įstatymai Briuselio yra viršesni už Lietuvos? Ar žinot šitą? Nu tai tada palaukit, tai dabar įsivaizduokit, kaip mes galim savo susitvarkyti gyvenimą taip, kaip mums reikia, jeigu mūsų įstatymai priklauso nuo Briuselio, nori. Ar bus referendumas dėl euro įvedimo? Nebus. Nebus, jau pasakė. Taigi žadėjo. O čia įdomus klausimas, bet vėl sakys abstraktu ir įvardinkite pagrindinės dabartinės pasaulinės finansų sistemos problemas, jų priežastis bei galimus tų sprendimo būdus. Jau žinom. O matot, jau Petras viską, gal galite papasakoti, jeigu taip gerai žinai. Maldeikienė jums paaiškins. Maldeikienė kaip tik šitų dalykų nelabai supranta. Galima atsakyti, kaip pamokslą kunigą negalima. Geriau už Brazauską. Ne, suprantat, vat jūs labai lengvai va taip pat šypsotės, juokaujat, lyg viską žinotumėt, tai atsakykite į šitą klausimą. Petrai, atsakykite. Man jis netenkina jūsų šitie dalykai. Maža, kad jūsų netenkina, bet gyvenimas tai yra toks, koks jis yra. Su tokiais kaip Petras neapsimoka visų. Tai ne abejo, kad neapsimoka, bet aš vieną... Bet specialiai gitarą šitą. Specialiai atėjot matyti čia šaipytis. Bet į šitą kas klausim autorius? Pakelkit ranką. Internetu. A, internetuoti? A, tai čia net ne iš tos auditorijos. Bet klausimas iš esmės yra pats pagrindinis. Pasaulinės finansų sistemos problema. Ir kur yra esmė? Vėl grįžtam, jau mes čia iš tikrųjų kalbėjome. Dalis pasaulio šalių, pirmiausia vakarų Europos šalių, gyvena ne pagal savo kišenę. Ir dėl to jie šiandien ir yra krizėj. Ir tarp kitko atsakymas jums, dalis mūsų žmonių, kurie išvyko į vakarus ieškoti geresnio gyvenimo, bus priversti grįžti namo, nes tenais gyvenimas prastėja ir prastės toliau. Ir nebebus vietos. Taip. Ir nebebus vietos. Ne, tai čia kita istorija, kad veža iš rytų, tai nori, kad dar už pigiau dirbti. Bet aš ką kitą turiu omeny. Jo, bet evakuojant. Aš turiu ką kitą omeny. Vakaruose, dar sykį kartuoju, galimybė mokėti didesnės algas ir pašalpas buvo tik dėl to, kad jie spausdino tuščius pinigus ir gyveno skolon. Ir prisigrobė iš visų pasaulio. Ir prisigrobė iš viso pasaulio. Šiandieną tos galimybės mažėja ir jie bus priversti gyventi pagal savo išgalės. Ir automatiškai mažės darbo vietų mūsų žmonėm, nes turės eiti dirbti tos juodus darbus jie, o ne mes jų vietoj. Ir va šita kryptim judės visa vakarų civilizacija. Ir tai vers mūsų dalį žmonių grįžti čia atgal. Ir čia tarp kitko grįžtant prie žemės reikalų. Kad tiem grįžtantiems būtų vat vienas iš darbo vietų ir šaltinių darbų. Tai vat aš siūlau tokį kaip valstybinį žemės banką, pavyzdžiui, kur. Kad būtų galima duoti mūsų grįžtantiems žmonėms vieną kitą hektarą žemės, kad jis galėtų iš jo prasimaitinti, o nesėdėti darbo biržoje. Tais laikas, kai žemė bus pagrindinis. Jis neturės kur dėtis. Ar jūs suprantate? Vat kol jūs nesuprasit, kaip ta finansų sistema funkcionuoja, tol jums ir atrodys, kad duosit. Nebus iš ko duoti. Nebus iš ko. Ir va tada atsiranda galimybė per žemę tam žmogui užsidirbti savo maistą, turėti darbo vietą ir, pavyzdžiui, galima jį paremti. Supirkti iš jo pieną, sakykime, iš to mažo žemė, supirkti šiek tiek brangiau, kad nereikia, taip, nes geriau, kad jisai dirbtų tą žemę, negu jis sėdėtų darbo biržoje.
Nes darbo biržoje jisai degraduoja, jisai depresija, jis bedarbis. O čia jis savo žemėje, savo trobeliai, kad ir kukliai, bet savo šeimininkėlį. Ir va galybė va tokių smulkmenų turi būti apmąstyta Lietuvos mastu. Bet tam, tu turi turėti tą žemę, tu turi turėti teisę pats priiminėti įstatymą. Ir kito varianto nėra.